Tai pirmasis gaminys yra naktinė kaukė ir iš tikrųjų tai yra, kaip labai daug kas iš lyderių girdžiu pasakoja apie ją, tai sako tinginio kaukė. Kas yra labai svarbu, tai prabangi kreminė tekstūra, kuri padengia odą ir ją taip sudrėkina, kad tikrai ryte atsikėlus jautiesi kaip po 8 valandų grožio miego. Kaip lyderiai vadina, tai yra tinginių kaukė, kurios tik nereikia nuplauti, tai tikrai labai daugam svarbu. Jo sudėtis yra papildyta hialurono rūgštimi. Tai žinom, kad hialurono rūgštis skverbiasi labai giliai ir pritraukia labai daug drėgmės, vadinasi, oda drėkinama iš vidaus, putlina, lygina odos tekstūrą. Antras svarbus ingredientas tai stambiažiedžio kakavmedžio sviestas, kuris irgi giliai maitina, kad oda būtų švelni, elastinga ir gražiai atrodanti. Dar vienas ingredientas tai valgomosios pluketenijos aliejus. Jisai atkuria elastingumą ir maitina odą. Ir dar vienas ingredientas tai betainas, kuris balansuoja odos drėkinimą. Tai iš tikrųjų tai maitinanti vandens pagrindo kaukė, kuris sudaro tokį apsauginį sluoksnį, kuris ypatingai sudrėkina odą, minkština ją ir tokiu būdu išlygina. Hialurono rūgštis tai senėjimo požymius mažinantis ir drėkinantis ingredientas ir padeda išsaugoti odos elastingumą, stangrumą ir stiprumą. Toliau valgomosios plukenetijos aliejus vėlgi ne tik tai, kad atkuria odos elastingumą, bet maitina ir atgaivina odą nakties metu, nes jo sudėtyje, būtent to aliejaus sudėtyje yra daug maistinių medžiagų, riebalų, rūgščių, tokių kaip omega-3 ir omega-6 ir, aišku, galingo antioksidanto vitamino E. Šis aliejus ne tik tai stiprina odą, bet ir saugo odos barjerą, pagerina drėgmės lygį ir užkerta kelią ankstyvojo senėjimo požymiams. Stambiažiedžio kakavmedžio sviestas tikrai yra būtent tas ingredientas, kuris labai giliai maitina, kad oda būtų švelni, gražiai atrodanti ir elastinga. Vėlgi jisai jo sudėtyje gausu nepakeičiamų riebalų rūgščių, apsauginių antioksidantų ir fitosterolių. Ir būtent tai padeda sustiprinti apsauginį odos barjerą ląstelių lygiu ir užrakina drėgmę ir pagerina elastingumą. O betainas subalansuoja odos drėkinimą ir būtent neleidžia drėgmei išgaruoti ir neleidžia prarasti drėgmės iš odos, optimizuoja ląstelių vandens balansą ir padeda apsaugoti odos ląstelių vientisumą. Tai ir jisai yra labai tvariai išgaunamas ir labai išgrynintas iš cukrinių runkelių. Tai vėlgi visiškai natūralus ingredientas, kuris jūsų odą palepins. Tai atsiliepimai tikrai, sakau, ne viena iš jūsų galėtų papasakoti tų atsiliepimų, bet daug kas vadina stebuklų indelyje. Oda niekada nesijautė tokia gyvybinga ir glotni, dievinu šį gaminį. Tai kaip naudoti? Jį reikia naudoti ant naktinio kremo ir užtenka porą kartų per savaitę, tikrai nereikia kasdien naudoti. Ir žinau, kad yra klaidų, kas naudoja tiesiai ant veido be naktinio kremo, tai tikrai žymiai mažesnis rezultatas. Ir netgi girdėjau tokių atsiliepimų, kad jeigu naudojo tiesiai ant odos ir po to pabandė ant naktinio kremo, tai rezultatas yra žymiai geresnis. Tai tikrai būtinai, jeigu naudojat, pirmiau tepkit visą rutiną, naktinį kremą ir ant naktinio kremo šitą kaukę ir sakau, atsikėlę ryte tikrai matysit skirtumą. Galit pasidaryti nuotrauką prieš ir nuotrauką po